Sveiki, mėlyjeji. Vakar tapau tokios vienos situacijos liudininkė. Jeigu pažiūrėti iš pirmo žvilgsnio, visiškai eilinė kasdieninė situacija, kuri paprasta, banali, šeimyniška. Bet jeigu pažiūrėti iš gilesnės pusės, tai jinai yra labai daug ką pasakanti. Ir parodanti iš esmės, kur mes atsidūrę esam. Vakar užėjom į vieną kavinę suvalgyti ledų su šeima ir vyras užėmė staliuką, o mes nuėjom, paimti tų ledų. Ir aš ateinu su ledais ir sėdosi ir girdžiu už nugaros Agota, apsisisiosi. Kol aš atsisėdau, tai buvo pakartota 2 kartus. Man pasidarė įdomu, kiek Agotai metų. Aš atsisukau pasižiūrėti, gal ar vaikas gal turi kokią negalią ar kas. Ne, tai yra visiškai sveika mergaitė, metų 6-7, nes turinti kuprinę, tai tarkim gali ir darželį eiti su kuprinė, bet amžius maždaug toksai. Mama šiek tiek vyresnio amžiaus, sėdi su draugė, jos ten diskutuoja, ir vis. Aš pasižiūriu į vyrą, vyras sako, jo, 11 kartą jau jinai šitą frazę sako vaikui ir nenori, tu kažką nugirsti, sėdėdamas, ar ne, sėdi valgai ir vis tiek kažką išgirsti iš aplinkos, iš tų garsų ir jinai periodiškai tą vis pakartoja ir su draugės ten kalbasi, kur jinai ten buvo, kokioje sąmoningumo stovykloje ir galvoju, Dieve, grįžk atgal tu į tą stovyklą, pakartok dar kartą. Kodėl aš taip sakau? Žiūrėkit, šita frazė pasakyta mergaitiai, tai nėra apie tai, kad mamai rūpi, kad jinai prisidarys į kelnes. Ir aš netikiu, kad ta mergaitė daro į tas kelnes nuolat tokio amžiaus. Tai yra vienas momentas. Po šituo slepiasi daug gilesni dalykai. Slepiasi tai, kad čia mama ieško, kas jai patogu. O žinot, ko ieško? O labai tikėtina, kad nutiks taip, kad važiuojant namo, Agota sakys, mama, aš noriu į tualetą. Suprantat? Ir mama tokiu būdu nesąmoningai, žinoma, apsisaugodama Agotai kala į galvą. Bet kas vyksta Agotos smegenyse? Agotos smegenyse įsirėžia momentas, kad mane kontroliuoja, kad aš negaliu daryti tam tikrų dalykų, dedasi blokai. Mes vaikuose tokiais dalykais formuojam blokus, kai nepriemam žmogaus, vaiko, už pilnavertį žmogų. Va, kur yra visa esmė šitos situacijos. Ir tokios situacijos yra aplink mus, mūsų pačių, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, jos vyksta kasdieną mokyklose. Mano vaikui prieš porą metų kilo konfliktas su mokytoja dėl to, kad vaikas nevalgė tai, ko valgė visa klasė, o užsisakė savo atskirą patiekalą. Ir įsivaizduokit, vaikui yra 16 metų ir jisai negali nuspręsti, ką jisai nori valgyti. Suaugęs žmogus už jį turi nuspręsti. Tai jeigu mes kaip visuomenė tokius kiaušinius auginam, kiaušinius auginam realiai, nemąstančias būtybės, negalima mąstyti, aš už tave pamąstysiu. Ir paskui jiems sueina 18 metų, jie baigia mokyklą ir mes jiems sakom, o dabar pasirink profesiją, ko tu nori būti, o dabar būk savarankiškas, dabar būk atsakingas. O kaip tam žmogui būti atsakingam, jeigu mes visada už jį viską nusprendėm? Kada jisai turi atsigerti, kada jisai turi pavalgyti, kada jisai turi nueiti į tualetą, mes viską už jį nusprendėm, suprantat? Mes patys esam tokiais užauginti. Ir toliau tą tęsiam ir tokiais darom savo vaikus. Sustokime, mėlyjeji. Laikas sustoti ir prisimti suaugusio žmogaus atsakomybę. Kas yra suaugęs žmogus? Man tai yra žmogus, kurio mintis, žodžiai ir darbai sutampa. Suprantat? Ta, ką aš galvoju, ta, ką aš kalbu, aš tą ir darau. Aš ne šiaip čia jums kalbu ir dėstau kažkokią tai savo mintį, kuri man atėjo. Ne, aš taip gyvenu, aš taip pradėjau gyventi. Aš pradėjau save kontroliuoti. Žinot, labai geras būdas yra, kai
norisi apšaukti vaiką, gulkitės ant žemės, nes gulint labai sunku rėkti. Tai mes turim išmokti save valdyti, save kontroliuoti, save analizuoti, kur mes elgiamės neteisingai, kur mes norim parodyti tą savo galią. Neturim mes čia jokių galių, mėlyjeji. Visi esam vienodi, visi esam lygus, nesvarbu, kas tu esi. Ar tu esi prezidentas, ar tu esi profesorius, o prieš tave stovi vaikas, jisai lygiai toks pat žmogus. Atėjęs į šį pasaulį, visi atėjom pliki, tokie ir išeisim, suprantat? Neišsinešim ne vieną savo titulų, savo kažkokių pareigų, nieko neišsinešim. Va tokie, kokie atėjom, tokie ir išeisim. Išsinešim tik tai savo patirtį, vidinę patirtį, kurią patyrėm, kurią išgyvenom, savo išgyvenimus tik išsinešim. Tai aš renkuosi gyventi taip, kad tie išgyvenimai būtų man malonus, suprantat? Man malonus, nes man su jais reikės išeiti iš tos žemės. Ir kad po manęs, mano vaikams liktų geri prisiminimai, o ne taip, kad ant jų ištisai šaukia ir dar kažką darė, suprantat? Kas 10 minučių klausi, ar nori į tualetą, ar eisi į tualetą, arba dar kažką sako. Tai yra tik tai pavyzdys, primityvus, iš kasdienybės, bet jisai turintis daug gilesnę prasmę. Mes turim kiekvienas pagalvoti, kur man kyla tas noras kontroliuoti kitą. Kas aš toks, kad aš kontroliuočiau kitą? Kas man suteikia tokias teisės kontroliuoti kitą žmogų? Nesvarbu, kas tai būtų. Vyras, žmona, vaikai. Suprantat? Visi esam suaugę žmonės ir visi esam atsakingi, turėtumėm būti atsakingi. Nesam. Suklydau sakydama, kad nesam atsakingi. Nes neprisiemam tos atsakomybės. Žinot, dažnai galvoju apie tą įstatymą, kur yra ten nuo 21, kiek ten tą alkoholį parduoda, aš nežinau tiksliai. Žodžiu, jau tada tu skaitaisi suaugęs, ne? Bet kai tu supranti, kaip tu užaugai, kad buvo suformuota daug tokių įvairių dalykų, kurių dar tu nesuvoki, ir ten buvo tu atsakingas, dabar gali pirkti alkoholį, gali ten tabaką pirkti, dar kažką pirkti, ar tame yra atsakomybė? Ne. Tai mes kaip tėvai, seneliai, turim rodyti pavyzdį savo vaikam. Jeigu jūs per dieną grįžtat iš darbo, atsisėdat skrolinat telefone, o vaikui ribojat telefoną, tai mėlieji, jūs darot labai didelį nusikaltimą, jūs nusikalstat prieš vaiką, todėl kad jūs patys tą darot, o vaikui neleidžiat. Tai jūs rodot vaikui, kad jis yra prastesnis, suprantat? Tu ne tokio lygio kaip aš tai esu čia, tokio lygio, o tu prastesnis, todėl tu telefono negausi. Ką jūs dedat į savo vaiką, nepilnavertiškumo kompleksą. Tai jeigu norit, kad vaikai nesėdėtų telefonuose, neskrolintų, nežaistų prie kompų, užsimkit bendra veikla su vaikais ir ne ta, kuri jums patinka, mėlieji, o kuri jūsų vaikams patinka. Darykit tai, ką nori daryti jūsų vaikai, veikit tą veiklą. Nori vaikas žaisti, žaiskit. Nori vaikas eiti pasivaikščioti, eikit pasivaikščioti. Nori važiuoti su dviračiu, važiuokit su dviračiu. Nemokat, mokykitės. Mokykitės ir važiuokit su dviračiu. Suprantat? Vaikai atėjo ne tam, kad būtų mums patogus, o tam, kad mes mokytumėmės kartu su jais. Ir žymus pedagogas Šalva Monašvilis, būdamas 94 metų, kiekvieną dieną mokosi iš savo proanūkių. Mokosi, suprantat? Stebi vaikus ir mokosi. Va čia yra tikras gyvenimas. O ne gyventi savo kokone, auginti nepilnaverčius, kompleksuotus žmones ir taip įsivaizduoti, kad aš čia kažką gero nuveikiu šitą žemę. Keiskimės, mėlieji. Atėjo laikas keistis. Reikia pokyčių mums visiems. Gražios dienos.